Labadiena, čia Kauno dienos studija. Pokalbį pradedu su šypsena, nes iš ties malonu matyti šios laidos svečią, gerbiamą Gediminą Armonavičių, viešosios įstaigos LDK Palikuonis įkūrėją, Ukrainos rėmėją, taip pat Lietuvos Šaulių sąjungos mokymo ir nekinetinių operacijų mokymo centro metodininką. Teisingai, sveiki. Sveiki. Sunki pradžia prieš sunkų pokalbį. Sunkus pokalbis dėl to, kad kalbėsime pavasariui ne visai galbūt miela tema, tai yra pasiruošimas karui ir valandai X. Tai gali būti ir ekstremalios kažkokios situacijos. Gerbiamas Gediminas tikrai šios temos yra specialistas. Mes su jumis, tai yra Lietuvos visuomenė, visiškai nesame šios temos specialistai. Tai rodo ir Baltijos tyrimų rezultatai, kad tik 7 iš 10 visiškai yra nepasiruošę, 3 iš 10 turi bent kažkokias tai minimales atsargas. Kodėl jas reikia turėti, kokias jas reikia turėti, tikiuosi, gerbiamas Gediminas mums ir papasakos. Bet pradėsiu pokalbį nuo intrigos, kodėl reikalingi prezervatyvai tam pasiruošimo pakete. Tai šitas sukelia turbūt daugiausia emocijų žmonėm. Ir juoko, ir paskui rimčiau. Bet nejuokinga šiaip jau. Jo, šiaip nejuokinga vieta, tą rodo Ukrainos patirtis ir Ukrainos tos skaudžios pamokos. Tai aš visą laiką rekomenduoju tokį dalyką dėti tą atsargų, arba aš nemėgstu vadinti pabėgimo ar ten atsitraukimo krepšių ar kuprinę, aš tai vadinu mobiliom atsargom. Ir gali taip gyvenime nutikti, nors niekas, aišku, tau savo į pasąmonę neleidžia to įleisti, kad taip gali Europoje nutikti, bet tas vyksta už 400 km. Kad atsitraukiant, tai liečia daugiausiai moteris, bet yra nutikę pivartauti ir vyrai, tai moteris turės dvi galimybės papuolusios į nelaisvę arba į filtracijos stovyklas arba į blokpostus tos vadinamus. Tai šiuo atveju rusų pajėgos Ukrainoje tiesiog moteris privartauja ir tai yra, kartais moteris sako, tai kaip aš galėsiu pasinaudoti to prezervatyvų ir kam tada naudoti, vis tiek kiek man privartaus. Tai yra labai paprastas dalykas, jūs turėsite dvi galimybės - būti išprivartautas su prezervatyvu arba be, tai psichologinė trauma išprivartavimo yra tikimybė, kad jūs įsigydysit, kažkaip su ją gyvensit lengviau ar sunkiau, čia jau yra detalės, bet sudėtingesnė situacija yra, kada jūs auginsit atžalą nuo okupanto privartautojo. Šiai dienai žinomų atvejų Ukrainoje yra virš 12 000, kadangi vyksta toliau karas, yra netiek ta informacija skleidžiama, tai Ukrainoje tos moterys, kurios turi okupanto atžalas po privartavimo, jos žudosi, geria vaistus, kad perdozuotų, šokinėja nuo tilto, pro balkonus, kas kaip sakyt, prieina prie kažkokių ginklų, bando nusišauti ir taip toliau ir panašiai. Tai šita trauma yra žymiai baisesnė negu būt, jeigu galima taip sakyti, būti išprivartauta ir į tą momentą su tuo okupantu išeiti kažkokiu tai dėrybų keliu, kad apsisaugoti. Šitoje vietoje turbūt reikėtų pakalbėti apskritai apie galimą grėsmę, nes mane, kad ir vakar, taip dažnai globėjiškai pažįstami ramina, nebus čia jokio karo, tu čia panikuoji, nes aš iš tų, kuris galvoja apie realybę šitos tragedijos galima. Jūsų nuomonė, kiek yra galimas karas ir kodėl jisai galimas, neįsiplečiant, nes kodėl galimas mes jau tas priežastis kaip ir žinome, bet visam šių dienų kontekste, kalbant konkrečiai, ar tai yra įmanoma, kad Rusija užpultų Lietuvą? Tai čia gąsdint nėra prasmės. Ar taip mus apkaltins, kad gąsdinam, kad čia neįsiginsim? Jau po pirmo pasakymo sakys, kad tai čia karo šaukliai, propaganda ir taip toliau. Reikia viską iš tikrųjų labai paprastai žiūrėti. Aš mėgstu užduoti žmonėm namų darbus. Ne tik tai ateiti kažkokį mokymą pravest paskaitą, bet tiesiog reikia namų darbus atlikti. Tai Europa, didžioji dalis Europos labai daug metų buvo fantazijose, kad susitarę, prekiausim, gerai gyvensim, čia plėtosim. Rusijos pusė visą tą laiką investavo į ginklus. Investavo ginklus, į technologijas, propagandinė žinutė, kitaip psichologinių operacijų dalis Rusijos visą laiką ėjo, kad mes nieko nepulsimės. Čia Kaip ir dabar paliaubos Ukrainoje, ne tik tai Odesą subombarduoti. Velykos labai gerai parodė. Nutraukėme šią tikintis irgi. Ir gyvenamosius namų šachetais. Apie 3000 išpolių buvo. Tai va,
Kiek galima rusų žodžių tikėti? Taip, viskas. Čia viskas tom pasakyta. Bet kitas dalykas yra, kad 60% visų pasaulio konfliktų, karų, lokalių ar didesnių, vyko Europos žemynė. Tai jeigu paimtume tą karo pramonę, visą Rusijos užkurtą, vidaus auditoriją paruoštą, tas pats psichologinis elementas, tai Rusija tikrai niekur nežada sustot. Kitas labai paprastas dalykas, aš kaip pradžioje apie namų darbus minėjau, tai visiems siūlau įsijungti YouTube ir ten yra nuostabus interviu Čečėnijos prezidento Džuhardo Dajevo, žmogaus, kuris turėjo tokią, kaip sakyti, galiu pasakyti, laimę prisiliesti prie Kremliaus slaptųjų dokumentų, kadangi buvo kariškis, ir pamatęs, kas ten surašyta, 30-40 metų į priekį. Planai, jo, imperijos planai. Padarė labai paprastą veiksmą, pradėjo į savo tėvynę, į Grozną, į Ičkeriją pumpuoti ginklus. Ir visi tada puikiai atsuksit laiką atgal, susidėliosit, kas vyko ir pamatysit, kokie yra, kaip sakyti, pranašų nėra, ne? Visi tik į vangą dar kažko, tai pranašų nėra. Apie ateitį tiksliai kalba tie, kurie žino kažką. Tai jisai pamatė planus ir labai ten aiškiai sudėlioja viską, kad pirma Ičkerija, antra Gruzija, paskui ateis Krymo klausimas, jis nesako, kad karas, bet ateis Krymo klausimas, tada turės problemų Ukraina, tada Lenkija, Baltijos šalis. Jisai kaip sakyti, nenuspėjo, bet jisai pasakojo tai, kas dokumentas buvo parašyta. Ir viskas vyksta pagal planą. Viskas vyksta pagal planą kol kas. Visi galvoja, kad viskas įvyksta taip, kad 22-ais, aš kaip mėgstu sakyti, po naujų metų, sausio 5 susirinko kažkiek dėdės Maskvoje ir sako, va, čia vasario 22-4 užpulsim Ukrainą ir čia kažkokį pakariausim dalyką. Taip nevyksta gyvenime, nes tai yra karo mašina. Tai tokie planai yra dėliojami 10, 20, 30 metų į priekį. Nes ir mūsų kariuomenės vadas labai gerai pasakė, kad atgrasimų politika jinai neveikia Rusijos. Nes Ukraina, jeigu paimsit, turėjo visas ginklų rūšis, visas, išskyrus branduolinį ginklą, kurį pagal sutartį atidavė nusiginklavo, ir tai neatgrasė. Ir turėjo didžiulę kariuomenę, dabar dar didesnę turi, ir tai neatgraso. Tai iš esmės žingsniai mūsų iš atgrasimų politikos pereiti gynybos politiką, tai yra labai gerai. Ir kai sako, kada tas karas bus, niekas nežino, kada tas karas bus, bet visi politiniai, geopolitiniai dalykai rodo, kad ruošiamas yra, tas vystoma ir pasisakymai skambus, ar ne, politikų apsižodžiavimai tokie, ir pati karo pramonė užkurta, jos neįmanoma tiesiog, kaip žmonės įsivaizduoja, kad kaip dabar Trumpas rinkiminiai politikui sakė, teisiu per dieną išjungsiu. Visi supranta, kad tai neįmanoma. Ta pati Ukraina labai teisingos pozicijos laikosi, nes milijonas žmonių yra perėję per karo mašiną. Tai jų tiesiog išjungti neįmanoma, nes ta dalis žmonių yra praradusi artimus žmonės, namus, likimai sugriuvę, vaikai nužudyti. Jų tiesiog neįmanoma išjungti. Yra kažkoksai tai, žinau, kaip sako, kaip tu gali tartis su žmogum, kuris atėjo pas tave į namus, išprievartavo tavo šeimą, paėmė iš 2 kambarių butų 1 kambarį savo, ten gyvena ir sako, dabar susitarim. Apie ką susitarsim? Tai va čia yra tie pagrindiniai dalykai, kurie rodo, kad Europoje ateina neramus laikai. Plus karo poveikis žmogaus psichologijai, vyresnės kartos žmonės, atsimena, užtekdavo rajone būti vienam Afganistano kare kariausiam žmogui ir tai būdavo grėsmė, nes jeigu išgėrė dar kažkas, tai Afganistano karo negalim lyginti su to baisumu, kuris vyksta Ukrainoje šiuo metu ir skaičiai visiškai kiti, tai čia būtų kita tema. Tai Rusija ten 15, ne Rusija, o Sovietų sąjunga su savo sąjungininkai, su savo okupuotom teritorijom, išnaudodami tuos karius, prarado kažkas 15, virš 15 tūkstančių, jiems čia buvo didžiuliai nuostoliai. Dabar artėja prie milijonų jau vien nukautų ir kiek sužeistų niekas nežino, tai skaičiai yra, Ir Rusija, manau, senai peržengė tą, kaip šilituškai, negrįžtamumo tašką. Taip. Kelio atgal jie nebeturi, nes visa šalis gyvena karu ir tiesiog... Ir jie negalės išjungti tiesiog, taip, pupti išjungti, sakyk, va, viskas dabar čia turime... Visa propaganda, visas gamyklas ir taip toliau, per toli yra nueita. Jo, tai situacija nėra džiuginanti be jokios abejonės, bet jau esam kur esam. Tai be tų visų tradicinių kuprinė išgyvenimų, kaip jūs nemėgstat sakyti, ar ne,
72 valandom, tai čia klausimas, ar to laiko pakaktų, vaistinėlė, pirmosios pagalbos kursai, mokėti naudotis turniketu, važinėti su artipilniu arba pilnu kuro baku, kad būtų ir kuro atsargos 1000 km. Va šitoj vietoj, kur mes važiuosim, norėčiau vėlgi nuo tokio šiek tiek gal populiaresnio, nes žinau, Vilniuje žmonės perkasi SUVus, džipais vadindami juos, kažkur jie važiuos. Kur mes visi važiuosim ir kur reikėtų važiuoti, ar niekur nevažiuoti, pradėkime nuo tos. Prasidėjo karas, mūsų veiksmai pirmiausia miestų, jeigu turim kur važiuoti, ar verta iš vis kažkur trauktis. Aplinkui labai daug informacijos yra, ne, kuris sako, į sodybą, taip, mieste, ten kažkur važiuoti. Pirmiausia, aš visą laiką siūlau turėti savo šeimos asmeninį planą, tai susitarus, kas ką daro. Tai aš ten, kaip vedu paskaitas arba mokymus, tai lentos pabraižau, bet paprasta esmė, jeigu jūs gyvenat Kaune, ten jūsų močiutė gyvena Alytuje ar dar kažkur, tai jūs jau dabar turite susitarti, ar jūs važiuosit iš vis pas ją, ar jūs sustarė, kad judat atskirai, paliekat močiutę. Nu, kaip pavyzdys, jūs važiuosit per patį blogiausią scenarijų, per suirutę, per psichozę, pasimti ten mamos, tėčio, močiutės ar dar kažko tai Alytų ar kažkokią kitą pusę, kur bus, pavyzdžiui, neramu, nu, kaip hipotetinis. Jūs išnaudosit savo resursus, savo laiką, kas brangiausia yra. Ir nuvažiavę ten išgirsit, kad, nu, vaikelį mesgi šnekėjom, kad aš niekur nevažiuoju, aš čia prabūsiu. Jo, katytė šuniuko nepaliksiu. Jo, jūs čia vaikus veškit, gelbėkit, čia jūs bandykit išgyventi. Tai va čia yra pats pagrindinis dalykas. Apsitarkit su artimaisiais. Apsitarti su artimaisiais ir išsiugdyti tą pačią skausmingiausią... Išsiskyrimo galima. Jo, aš kaip sakau, dabar susitarkit, ką laidosit. Tai nereiškia, kad fiziškai laidot, bet psichologiškai ką laidojat, nes reiškia, jūs atsitraukėt, paliekat jau ten, kai bus. Tėvus senus, sakykime, ar ne? O jūs jau gelbėt vaikus žmoną ten, kas... Prioritetai. Per ką gali... Prioritetai ir susitarimo klausimas. Ir per ką gali būti didžiausias poveikis, daleiskim, vyram, nes vyrai gali būti mobilizuoti, gali būti kažkokia tai profesija turi, kurią jis gali panaudoti, ar ne. Tai pats blogiausias variantas, kad vaikai, žmonos gali papulti į okupuotą teritoriją arba į priešo valdomas sritis. Tai tada praktika rodo ir nereikia turėti iliuzijų, kad kitai bus. Tai blogiausias dalykas, nes tada tu nieko negalėsi daryti, tave šantažuos, tau siūs nuotraukas, visokias video ir tu pats nueisi į priešo rankas pasiduoti. Tas populiarus Suvalkų klausimas. Yra logika važiuoti į tą pusę ir jau mes jau dabar gudrus, jau žinom, kad plentų gali būti sunku, tai jau žinau, žmonės važiuoja miškais, ieškosi ten tų miško keliukų 60 berods kilometrų ruožą, ar ne Suvalkų koridorius, kiek užima iš viso. Ar aiškiai konkrečiai verta bandyti bėgti per Lenkiją tolyn į Europą automobiliu per Suvalkus? Nu, matot, aš labai skeptiškai žiūriu į Suvalkų koridorių, nes tai yra vienas kelias, siaura teritorija ir čia reikėtų turbūt grįžti prie to, kad bet koks karinis konfliktas ar bet kokia tokia, kaip sakyti, priešo užduota psichozės teorija ar dar kažkas, jinai turi labai paprastą pavadinimą. Tas karas, viskas, jis turi labai paprastą pavadinimą. Tai yra netikėtumų faktorius. Tai tikrai nebus taip, kad priešinga pusė paskambins, sakys, žiūrėkit, mes ten 27 metais Liepos 5 dieną, truputėlį va ten pabandysim jūs paspausti arba ten patikrinti 5 ten straipsnį NATO. Taip, bet čia gali pasiremti Ukrainos, pavyzdžiui, kad ta kariuomenė nuo bent porą dienų buvo, ar ne? Telkiama prie sienos ir jau kai buvo aiškus pavojaus signalas, kad karas bus. Ar čia, aišku, tada Zapad pratybos, galima sakyti, vyksta pratybos ar ne, ir tu, ar taip ta kariuomenė sutelkta ir tu nežinai, ką daryti. Ir faktas, kad ateis ruduo ir prasidės vėl pas mus padidinta psichozė, nes tada... Daugiau kelionė užsienį. Jo, kelionė užsienį ir žinau tokių gan žymių žmonių, kurie nes jos kasmet vyksta per Zapad pratybas Lietuvoje nebebūna jau. Tai va, apsidraudimas. Bet gerai, grįžkim prie Suvalkų koridoriaus. Taip, važiuoja, nevažiuoja. Visi galvoja, kad Suvalkų koridorius yra tas 60 km ruoželis tarp Lenkijos ir Lietuvos grinai siena. Tai Suvalkų koridorius yra iki Kauno, Alytus, Marijampolė, visi va tie iki pat apačios. Jeigu apie veiksmų tą tokį ruožą kalbėti, tai visi tie miestai, visas tas gabalas yra Suvalkų koridoriai. Įsivaizduokit, kokį gabalą reikėtų pervažiuoti visiems, daleiskim, iš Telšių, Biržų, Panevėžių, Šiaulių, jeigu žmonės norėtų trauktis. Tai
užsikištų viskas ir didelį tikimybę, kad labai daug žmonių būtų sužeistų, sužalotų ar dar kažkaip. Tai čia šitoje vietoje noriu paminėti, esu skaitęs ir likti rimtai parašyta, kad daugiausiai ir žūna civilių, būtent kai bando evakuotis ir tada per masinę psichozę. Per masinę psichozę, jo didžiausia nuostolį. Tai aš pats asmeniškai mačiau tas iš Ukrainos eilės 120 tūkstančių žmonių, šaltis, nepasiruošę, ten, ką turi po ranka tą degina. Ir va tas toks apokalipsinis vaizdas, jisai labai tikėtinas, kai žmonės nežino, ką daryti. Ir žmonės įkalinti gaunasi. Įkalinti ir tada apkrautos visos vidinės sistemos, nes turi jiem padėti gelbėti. Tada ta pati kariuomenė negali kažkaip judėti arba elgtis, nes tai yra civilių kolonos didžiulis. Tai pagrindinis mano siūlymas tai yra turėti pirmiausia planą, turėti atsargas bet kokiai situacijai, nebūtinai žiūrint į karą. Tai visi tie internete ten sąrašai 72 valandas LT sukurtas ir viskas yra gerai, bet viską reikia daryti pagal save. Tai niekas jums nesudės jokių planų, kurie 100% jums tiks, niekas nesudės jokių maisto turinių, kurie 100% jums tiks. Vaistų, tuo labiau alergijos. Visiškai, aš pavyzdžiui, nežinau, ko jūs gal lėtinėmis sergat, ar jūs nežinau, ko aš sergu. Kokie ten kraujospūdžiai ir taip. Kaip mes galim susidėti pagal kažkokį sąrašą vaistus. Tai viskas yra labai individualu ir mano patarimas turėti tokius pasiruošimus ne 72 valandom. 72 valandos tai yra tam, kad stabilizuotų situaciją. Būtų mano klausimas apie tai, nes man per trumpas laiko tarpas atrodo. Tikrai. Žymiai per trumpas ir stenkimės padaryti taip su savim. Max. Ne į kitą, bet max su savim padaryti, kad jūs be sistemos ir jos neapkraudami ir nemaišydami kitiem galėtumėte išgyventi 2 savaitės. Va taip. Ir mokėti išgyventi. Ja. Tai reiškia, vanduo, kur sudėtas į buteliukus, tai jūs nestampysit jo. Tiesiog žinokit savo 60-70 km spinduliu. Čia va tiesiog su vaikais, su šeima, su šuniu galite tokius namų darbus daryti vaikščiodami, važinėdami. Dabar jau, kur visokie šaltiniai, upeliai, kur galite vandens gauti, jeigu jums reikės kažkur keliauti. Ir maistas ir visus tos atsargus, kurios yra, tai va, viskas yra gerai. Tik tais, aš vis laik sakau, jūs galite užsisakyti 10 kursų, perskaityti 100 knygų, nusipirkti ne už 250, už 700 kuprinę sukomplektuoti, ne? Ir jūs vis tiek nesugebėsit to padaryti, jeigu jūs nesiugdysit įgūdžių. Tai jūs jau, kaip minėjot, pats geriausias pirminis įgūdis, tai visą laiką važinėti apipilniu baku, ar ne? Tai reiškia, bet kokios situacijos metu jūs jau nevažiuojate degalinę su visais muštis ir kovo dėl 5 litrų kuro. Bet jūs jau atsisėdat, ramiai apgalvojat, ką daryti, ar jūs čia kažkur liekat lokaliai, klausotės, ką transliuoja kariuomenė, krizių centras, ką transliuoja, kur saugios kryptis, kur nesaugu, ar likt, ar jau galima judėti kažkur tai į tas pusės ir viskas. Tai jūs pagrindė taupot savo laiką, nes laikas yra pats brangiausias dalykas. Na ir kur atsargos, jeigu šaltasis metų laikas, kad ir strigus kamšties pūstė, bent gali automobilėje pasišildyti, tavo kuras nesibaigs, nes dar kanistras, jeigu protingai viskas yra atsargos sukomplektuotos. Bet visgi ta mintis, tai į Suvalkus nevažiuojam. Jeigu, sakau, aš vėl grįžtu. Aš suprantu, kad kiekvienas spręs, bet čia vat yra daugelio žmonių, man taip atrodo, idėja, kad mes per Lenkiją pabėgam. Ir čia suprantat, ko yra svarbus, tas žinoma, nei vienas nežinom, per kiek laiko žimtų tą Suvalkų koridorių, jeigu žimtų, ar ne, ir kokios ten tos pūstys ir kaip jos atrodytų, bet vat būtent tam apsisprendimui žmonių psichologiškai, ar bandyti bėgti, kitas dalykas yra ne tik Lenkija, yra ir jūra, ar ne, yra Švedija, yra Dankerko filmas, kur civiliniai mažų laivų. Taip, viltinės mažų laivų flotilės. Aš manau, kad nemažai ir žmonės dabar turi ir tų katerių, ir laivų. Čia irgi planas, kiek aš žiūrėjau, pats žemėlapį 160 kažkur kilometrų jūrą iki Švedijos, tai nėra toks didžiulis atstumas. Jisai nuplaukiamas, jeigu laivas tinkamas, jeigu jūra tinkama, čia irgi yra daug niuansų. Apie juos visiškai nekalbama, nes tų laivelių registruojama Lietuvoje labai daug ir jeigu išplauks su jais nepritaikytais į jūrą, ten irgi bus labai liūdnų reikalų, nes didesnė banga, sūrus vanduo galų gale ir taip toliau irgi kitaip veikia, čia niuansai. Tai va, čia įgūdžiai. Čia įgūdžiai, žinojimas, pasiruošimas, vėlgi tai yra pasiruošimas. O pasiruošimas labai paprastas, jau dabar išsiaiškinat, kuris jūsų kolega, draugas, artimas, kažkas važiuoja žvejo, turi laivą, kuris gali plaukti jūroje mažą ir
Viskas. Ir išplaukėt kelis kartus dabar pasiplaukit, pabandot mažuosius uostus, tik tai nedidžiuosius, ne ten, kur kariniai laivai stovi. Tai aš kažkur čia girdėjau per kažkurį mokymą, sako, va čia Klaipėdui pažįstu, ten žmogų, kuris turi laivelį, va gal, ne, Klaipėda blogai yra. Klaipėda yra, reikia suprasti, šalia civilinių dalykų reikia suprasti ir tam tikrus strateginius karinius dalykus. Tai Klaipėda yra mūsų uostas. Vandens kelias, vienintelis, didelis, kur ateis pagalba, ateis sąjungininkai. Grįžtant prie Suvalkų koridorius, tai yra vienintelis mūsų sausumos kelias. Lenkija yra toks didžiausias mūsų vienintelis regiono, kaip sakyta, partneris, istorinis kolega, draugas ir visa kita. Tai šitoje vietoje nereikia bijo tokių ten tų. Reikia suprasti, kad Rusija labai stipriai dirba psajopsų propagandos lygą. Tai jie nori pasiekti mūsų galvas, kad mes čia įsigąstim, užsikimšto kažkur Suvalkų koridorių, ties bet kokių krizinių dalykų. Tai reikia suprasti, kad Lenkai puikiai supranta, kad jeigu ateina pas mus, tai tik laiko klausimas arba netgi iš karto jie jau apačioje irgi turi reikalų. Tai kad mes čia mūsų uždarys ir mes čia liksim kažkokiam, tai nežinau, Šiaurės Korėjos lygį, nereikia to bijoti. Ir dabar pastebėjau viešoje erdvėje, kad labai manipuliuojama skaičiais ten, kad reikia 400 000 karinio personalų, kad mes apsigintume, ar ne? Ir žmonės iš karto sako, oi, tai čia Estų milijonas, ten Latvių 2 milijonai, mūsų 2,5 milijonų, iš kur čia viskas, mums čia viso gero. Iš kur paskaičiuokim saugusius vyrus yra. Labai paprastai. Bet prie to dar prieisim. Jo, tai nereikia bijotų dalykų. Lenkai dabar jau 250 000 pakvietė mokintis. Taip. Jų tikslas yra iki 500 000. Jie iki šis visus vyrus apmokinti. Taip. Pas mus yra irgi kariuomenė sudėjus viską, Latvius, Estus. Estai turi 220 000 rezervistų, bet visi užmiršo dar Suomiją. Suomija labai puikiai viską supranta istoriją. Ir suprato dar iki Ukrainos. Taip, su savo pasiruošimu. Jie nepamiršo žiemos karo, mes labai greitai. Mes labai supanikavom, kai atėjo Trumpas, pasakė, kad va, čia išeis. Reikia užmiršti, išjungti Amerikos dirgiklį. Partizanai mūsų laukia Amerikos. Jo, reikia išjungti Amerikos dirgiklį, kad ir vieną dieną atsikelsim ir sakys, va, ten Amerikos kontingentas perkelia savo pajėgas, ten, nežinau, į Rumuniją kokį. Ir kas, viskas gerai, nereikia panikuoti, nes man labai patiko vienas momentas, kaip tokie pokalbiai jau vieną kartą buvo, bet visi, sakau, užmiršta, negrįžta į istoriją atgal. 2002 metai Bušas nuvažiuoja į Maskvą, turbūt visi atsimena, ten su Putinu išgeria kavos, išeina ir sako, pažvelgiau šitam bičiui akis ir pamačiau sielos gelmę. Dabar viskas bus gerai, draugausim, prekiausim, viskas, baigėsi visi pykčiai, čia karai ir taip toliau. Tai lygiai po mėnesio, tais pačiais metais, Suomija civiliniai saugoj priduoda statybos inspekcijai pačią moderniausią ir didžiausią slėptuvę. Ir nieks apie tai nekalba, kad ten Suomijai kvaileliai nežino, ką daro ir taip toliau. Tai šiai dienai Suomija 8 milijonų gyventojų teritorija gali po žeme paslėpti visus savo gyventojus, plus 140 000 žmonių. Papildomai jo. Ir pas juos NBA žvaigždės tarnauja kariuomenė, o pas mus ką čia su to buzeliu dabar čia juokauja. Viskas pas mus čia yra. Jo, tai čia šita vieta, bet čia mes šito nepagydysim. Čia yra didžiausia mūsų čia po tragedija. Čia gal po truputėlį jo, bet tas visgi genofondo naikinimas jisai davė dėja savo rezultatų ir matom ant dabartinio mentaliteto ir intelekto. Taip, gerai, į jūrą vengiame Klaipėdų, vengiame didžiųjų, jeigu jau ir mes kalbam apie bėgimo perspektyvas, o ar reikia bėgti, čia dar toksai klausimas. Čia aišku, kiekvieno žmogaus pasirinkimas, bet nes kažkas turi turbūt ir likti ir ginti. Ir gintis, jeigu žiūrim taip, kad vis tik mūsų namai svarbus ir vertinam tai, ką sukūrėm ir ką turim, tai vienas kaunasi, 10 padeda. Tai reiškia, kiekvienam, kuris su ginklu kažką daro, gina, saugoja ir taip toliau, reikia 10 žmonių, kurie jam padeda. Maistas, medicina, logistika ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu žmonės turi tokias profesijas, aš nežinau, aš nesutikau ne vienos profesijos, kurios nebūtų galima panaudoti karo
atveju. Man kažkas sakė filosofas, tai sakau... Tai jis gerai žodį valdęs. Puikus dalykas. Propagandistas geras, plus dažniausiai kalbas moka, plus gal kažkiek psichologiją išmano, tai tie patys vaikai, kurie liks su jais galima bendrauti, ramiai šnekėti, nuraminti. Netgi pamokas tam tikras vesti tiem vaikam, kad užimtumas būtų. Psichologiškai irgi ramina dalykai, kai žmogus yra užimtas, o nevaikšto iš kampo į kampą už galvos susiėmęs. Tai paskui man kažkas apie neįgaliuosius ten, atsimenu, sakė, tai pavyzdžiui, Izraelis integravęs į kariuomenę yra žmonės sergančius Down sindromu. Nes žmonės sergantis Down sindromu turi savo tam tikras unikalias savybės. Mes turim tiesiog išmokti kiekvieną savybę panaudoti. Ir supras, kad kiekvienas yra reikalingas. Nebūtinai, kad tu ten su ginklu, ten minuot kažką, visi užsiciklinantys tuo dalyku. Bet skruzdėlynas neveikia be visų kitų skruzdėlių. Tai čia paprastas atsakymas yra. Ar jūs norit bet kokiam, kaip sakyti, indikatoriui vykus išsigąsti ir pabėgti, nes priešo tikslas toksai. Tik tai padaryti su kuo trept ir kad visi išbėgtų. Tai čia yra tikslas. Bet jeigu taip neįvyksta, tai jau jam indikatorius, kad jau bus sunku, bet kai žmonės pradeda savo namus užrakinėti, uždaryti ir tada ginti, kai lenda, tada dar sunkiau yra. Ir va čia yra tos dedamosios, kai jau nebe atgrasimų politika, bet gynybinė politika. Namų durų užrakinimas tiesioginė prasme irgi girdžiu nemažai žmonių ginklų įleidimą išsiema ir nusipirka kaip taisyklė tada pistoletą, revolverį ar ne. Nekalbam apie šaulius, apie automatinius ginklus, apie medžiotojus irgi šiuo atveju nekalbam. Kalbam apie žmogų, paprastą civilį, iki tol laikusio, jeigu simboliškai ginklą, turinti pistoletą. Kiek yra logikos savo ir savo šeimos gynimui turėti pistoletą, ar tas pistoletas kaip tik yra didesnis pavojus, kai turiu omenyje, būtent sakau, ne kariškio, ne pareigūno rankose tas ginklas. Lygiai tas pats psojopsas ilgus metus priešo buvo naudojamas, kad nuginkluotų valstybės, to pačiu ir mus. Tai labai sėkmingai padarė. Labai sėkmingai dirba, dabar gal truputėlį prabudinėjom, bet čia yra mūsų irgi etapas. Mes esam labai per mažai ginkluoti. Kitas dalykas... Aš labai atsiprašau, negaliu nepaminėti. Prieš kelias dienas draugas iš Amerikos buvo grįžęs, visiškas humanitaras, nuostabus žmogus. 3 automatiniai ginklai ir revolveris. Namuose ir panikos kambarys, kadangi nuo savo name gyvena, Amerikoje gyvendamas. Per COVID, sako, pamačiau, kad gali būti reikalų ir dabar irgi pilietinio karo, ne nuojautos, bet o ką, jeigu ką. Tai va, tai sakau, visiškas humanitaras, namuose 3 automatiniai ginklai. Tai čia, sakau, vienareikšmiškai yra kiekvienas, čia net neapeliuojant į vyrus ar kažką, tiesiog visa šeima turėtų važiuoti, mokėto dalyko elgtis, pašaudėti šaudykloje, tokį įgūdį turėti, nes pirmas dalykas tai yra tie vadinami vagys arba marodieriai, kurie atsiranda bet kokioje situacijoje, ne, ten, nežinau, cheminis pavojus, kažkoks atominis sprogtų, dar kažkas atsitrauktų, kažkas jie lystų visur, viską voktų ir reikia suprasti, kad policijos ir gelbėtojų arba ten šaulių ar kariuomenės mes turim tiek, kiek turim. Tai jeigu mes juos dar apkrausim kiekvieno buto namo apsaugą, sodybų ypač. Tai viskas, ta prasme, mes nenorėkim tada iš jų kažko kito. Kitas dalykas – konstitucija yra. Konstitucija kiekvienam yra dabar suteikta teisė, kad ir niekas neduoda įsakymo priešintis ar dar kažkas, jūsų konstitucinė teisė yra visom galimom priemonėm gint ir priešintis priešui, ginant savo namus, savo teritoriją, savo šeimą. Tai čia yra atsakymas pagrindinis. O visa kita yra tik dedamosios detalės, nes aišku, jeigu atsitraukinėjat, patarimas nepalikti ginklo namuose. Daleiskim, atsitraukėt su šeima, nepalikit seife ginklo ir šovinių. Pasimkit su savim, jisai galimai jums padės ten vagystis, jūs gal norės apiplėšti kažkoks su peiliu ar dar kažkas, būtinoji gintis ir ne vis laik veiks. O gal bus kažkoks postas, kažkur, kur susirinks visi tie atsitraukę žmonės, kažkur galėsit saugiai priduoti struktūrom tą ginklą ir jau saugiai pervažiuoja tam tikrą teritoriją, galėsit priduoti, arba jūs paskirs kažkokios teritorijos apsaugą, nežinos, kad jūs turite tokį įgūdį. Jūs mokat naudotis ginklų, jūs turit ginklą ir viskas. Tokius žmonės irgi suras. Vadinasi, reikia. Čia ne tai, kad reikia, čia yra būtina. Čia yra
netgi laisvalaikio praleidimo forma su šeima, nuvažiuoti į šaudyklą, pasidaryti arbatos, kažką įsikėp. Dabar pas mus šaudyklų yra tokių puikių, unikalių. Laisvalaikio praleidimo vietų. Jūs išvažiuojate į gamtą su vaikais, su šeima, pasiimat instruktorių. Yra vietos ten ir mėsytei pasikepti, arbatai. Nebūtinai su žmona, mano draugas, geras bičiulis, skiriasi su žmona, važiuodavo į šaudyklą savo susikaupusią blogą energiją. Tai va, blogą energiją. Taip, tai yra ir terapijos principas. Faktas, tai visiškai ir jam labai padėjo. Taip. Sakydavau, kad važiuoju ten, aš nusiraminu tada. Jo, tai sako, iššaudai negatyvą. Taip, čia yra terapijos vienas iš būdų. Dar galvoju visgi miestai, ar ne? Esame patys kauniečiai, Kaune, kiti miestai ir mes esame lietuviai. Tai yra daug sodybų, daug tėvų kaimuose, daug kolektyvinių sodų ir taip toliau. Jūsų nuomonė iš miesto pasitraukti bent jau, kaip saugiau yra elgtis, jeigu prasidėjo? Ar likti mieste, ar geriau trauktis iš miesto, jeigu yra kur trauktis, turiuomenį? Irgi aš girdėjęs daug tų ginčių, vieni visiškai tik tai už vienkiemius, kiti visiškai tik tai už miestą. Va čia man irgi abejonių šitoje vietoje. Man labai daug kyla, nes toj pačioj Ukrainoje, kiek yra, pavyzdžiui, atveju, kad, suprantat, labai reikia žiūrėti, kas vyksta, kokia situacija vyksta. Jeigu yra tikimybė arba tiesiog galit prabusti jau jūsų okupuotoj teritorijai, tai nėra pasirinkimo tada. Bet jeigu yra kažkoks slenkantis, pavyzdžiui, puolimas arba ten frontas, ne, mūsų ten pajėgos bando stabdyti kažkur ir jūs per informaciją, per viską matot, kad tai artėja, tai turėti iliuziją, kad kažkur, nežinau, kaip paim pavyzdį, link Jonavos artėja ar ne, o jūs ten kažkur Kaišiadorių tam tarpe turit vienkiemį ir tikėt galvot, kad liksit vienkiemį, nesikišit ir jums nieko nebus, nu tai čia yra labai naivu. Ta prasme, jūs ateis, tardys, panaudos jūsų viską, ką jūs turit ir didžiausia tikimybė, kad jūs arba išveš įkalins, arba nukankins ir nužudys. Tai mano siūlymas klausyt, kur saugios kryptis ir ten trauks. Jeigu pasakys, kad Kaunas yra saugus, tai būt mieste. Jeigu sakys, kad dabar link Panevėžio yra saugu, tai visos sodybos viskas tinka. Bet nereikia galvot, kad jeigu, daleiskim, nuo Vilniaus kažkur kažkas ateina, ne? Tai kad mano ten sodyba kažkur prie Vilniaus, bet vienkiemį, miške. Nieks neras. Jo, ir manęs ten nieks neras. Mes nesam 1000 kilometrų ant 1000 kilometrų per maža šalis. Jo, per maža šalis. Tiesiog einanti banga, neras viską jau tam savo kelyje. Ukraina su Lenkija turi kokią sieną, tai va ten yra galimybės, ar ne, per Karpatus, per dar kažkur visur judėti buvo. Mes turim 60 ir Latviją. Ir jūros. Viskas. Latvija, tai čia jau šiuo atveju vargu, ar mums įsigelbės. Link jūros tas kampas ten sunkiausiai turbūt bus dainamas, tarsi, ilgiausiai, taip vadinkim, gilis vienintelis toksai į tą pusę, ne? Na taip, bet mes to gilio neturime, tai jeigu jau ateina, tai yra didelė tikimybė, kad kiaurai ir... Kiaurai, aš sakau, nereikia tokių bijot, pabandykit nuo Šalčininkų į Klaipėdą nuvažiuoti per 2 valandas, niekam nepavyks. O karinė technika, jinai juda, laiko rezervas be abejo. Jo, tai plius reikia žinoti, kad bus ir gynyba, ir priešinimasis, ir kiti veiksmai, ir ta pati Lenkija tikrai nemėgos ten, nestovės su popkornais, nežiūrės, kaip čia kažkas pas mus vyksta. Tai čia mes visada laukiam, kad amerikiečiai išgelbėtų, dabar kad Lenkai mums, nes Lenkai gera kariuomenė, šaunuoliai gerai ginkluojasi, daug pinigų skiria, o mes tai ką čia, mes mokesčių. Tai čia man patinka tas toks juokas, bet labai toks neblogas. Bibliotekoje sėdė lietuvis ir lenkas per stiklinę pertvarą knygą skaito. Lenkas taip pasižiūri, ką lietuvis skaito, žiūri atsivertęs grožinę literatūrą apie princą, kuris išgelbė pilį. O lietuvis pažiūri Lenką, Lenkas dabar baiginėja istorijos vadovėlį. Tai va čia toks truputėlį, bet gera žinia, kad Lenkas pasižiūri, kad lietuviui nedaug liko tos grožinės literatūros ir galimai jisai paprašys iš Lenkų istorijos vadovėlį. Tai čia toks apie mūsų tą visą laiką žiūrėjimą, kad kažkas kažką padarys. Taip, pas mus valdžia turi padaryti, kad aš gerai gyvenčiau valdžia, arba jeigu blogai gyvenu, tai valdžia kalta, jeigu ten dar kažkas kaimynai netėjo. Kaltą reikia surasti, arba tas, kuris padarys kažką. Taip, arba laukti, kad ateis ir išgelbės. Jo, nes miestas vis tiek atrodo tokia, bet miestas turi problemą, jisai gali būti bombarduojamas, ar ne?
Pliusas yra, kad tu esi skruzdėlynė. Galbūt jau į tavo konkrečiai Šilainio 8 aukšto ten 3 laiptinę ir neteistas rusas, ar ne, nes jis pas kaimyną. Tikėkime. Nu, tikėkime. Jo. Bet tai dėl to tokia kaip ir ramesnė būtis, bet dėl tų bombardavimų dabar. Jeigu esi mieste, jeigu esi bute, name, nu iš vis oro pavojus, ar ne, veiksmai, nes šitą irgi reikia suvokti, skeveldros. Pagrindinis dalykas. Pagrindinis, ar ne, dalykas. Kiek pramuša skeveldros, kaip slėptis esant savo gyvenamojoje darbo aplinkoje, bet kurioje aplinkoje, jeigu atėjo oro pavojus. Nes pas mus ant Prisikėlimo bažnyčios uždeda priedangą ir eikit ten ir pakartokit Mariupolio dramos teatro istoriją. Nu, man taip atrodo, aš ne. Nu, Prisikėlimo bažnyčioje aš buvau Rusijai, ten neblogas Rusijas. Bet visa Prisikėlimo bažnyčia, jeigu ant to Rusų. Esmė, aš labai skeptiškas esu ant tokių pastatų kaip Žalgirio arena, kur uždėta, kad ten susirinkimo vieta, kažkokia dar kažkas. Nu, nes jie matomi, jie vieši, jie dideli, jie tai išsiskiriantys, jie taikiniai. Jau čia neliečiant karinės žvalgybos, jau čia tokie dalykai. Visi žmonės galvoja, kad karas tai yra su šautuvu nušausį. Tai nuo šaunamojo ginklo žūsta tik tai kokį turbūt 15 gal procentų iš vis civilių. Visa kita padaro skeveldros. Tai artilerija, aviacija. Elementariai dabar, ką šnekėjome ir apie tą išvykimo atsargas, tas mobilias atsargas, įgūdžius, instinktus, kuriuos turi ugdytis. Ir nesvarbu, ar čia įvyks po 2, 5, 10 ar 15 metų. Tai su priedangom ir slėptuvėm yra lygiai tas pats. Mes jas pradėjom kurti tik tada, kada reikėjo uždėti trikampius arba surasti, kur tu žmonės... Tas kūrimas lipdukų kliavimo didžiąją dalim. Iš Vilniaus kažkas davė užduotį, savivaldybės neturėjo kur dingt, nes nėra jų. Tai pradėjau klijuoti kur įmanoma, tai yra logiška. Paprasčiausias dalykas, priedanga, tai yra antra siena nuo išorės, to tokio mūrinio namo, betoninio, sakykime, ne ofisų stiklinių, bet antra siena nuo išorės, tai skeveldrų apsaugai, žodžiu, išgirstat pavojų, va ten slepiatės. 2 sienos turi skirti jūs nuo išorės, kad tai jeigu taip grubiai, ne tik išorinė, bet dar ir vidinė. Daugiabutis ar ne, tai koridorius. Išorinė, pertvara ir va tada jūs ten tas naratyvas, kad vonioje atsigultų ten į vonę, tas iš filmų, jis nėra šiaip iš piršto laužtas, tai va ta vieta tokia arčiau laiptinės durų, kad evakuotis ar ištraukti yra, ta vienintelė tokia priedanga. Nes vieną sieną skeveldra tikėtina pramuš. Jo, tikėtina, kad arba jūs sužalos labai stipriai ten likučiai sienus ir stiklų ir taip toliau. Ir skeveldra neįsivaizduokim, kad ten šrapnelis skraido, skeveldra gali būti... Jeigu aviacinė, tai ir gali ir toks guzas metalo ir visok, tarsi aviacinis bombus greuna namus, tai reikia suvokti jėgą ir baisius dalykus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, mes užkliuojam lipdukus, bet dauguma žmonių, aš tą sakau per mokymus, tai jūs jau dabar turit suprast, kad daleiskim, nežinau, Šilainių kažkokią bendruomenę, nevažiuos slėptis į Žaliakalnį arba Kalniečius, ar ne, į slėptuvę. Įvyks oro pavojus, jūs nusileisti ir eisit ten, kur tas yra trikampiukas užkliuotas. Tai jūs jau dabar turit nueiti, va šiandien, rytoj, vakare, kada labai nepatogu ir ten bandyti įeiti. Jūs turit sužinoti, pas ką raktai yra, kas atrakins, jūs turit belsti, sukelti nepatogumą, bus labai daug įvairių reakcijų ir jūs ten laikys idiotais, išprotėjusiais, bet reikia labai paprastą dalyką suvokti, kad krizinių situacijų, kai jau reikės iš tikrųjų įeiti, tai jūs turėsit žinot, kaip ten įeiti. Žinot, kas atrakins, ką jūs ten rasit. Gal jūs dabar rasit juos ten tas patalpas, lipdukas užklijuotas, bet ten yra prinešta senų baldų, kaip pavyzdys. Jūs turite jau dabar sakyti, o tai dabar iškrausis. Tai jums sakys, tai čia nieko, dabar nieko. O jeigu? Nes karas yra netikėtumo faktorius, ne? Tai mes negalim laukti to pavojaus tikro ir kai atsiks tas pavojus, stovėti su vaikais, ten su tėvais, seneliais, ne tam rajone ir visi per rankas padavinėti kažkokius baldus arba ten šiukšlės kokias išsinešinėti. Tai jūs dabar turite tos klausimus užduoti. Dabar turite įsitikinti, kad ta slėptuvė jinai iš tikrųjų veiksni tenai yra. Jūs dabar turite įsiaiškinti, kaip jūs gausit elektrą tenai. Nes tikėtina, kad atkirs viską, ar ne, tai jūs turite turėti šaltinį elektros, nes jums reikės gal vaikam ir maistą pasišildyti, galų gale
kavą užsivirinti arbatą, nes ten gal sėdėsit kelias valandas, kelias paras gal net. Jūs turite užsitikrinti vandens tenai. Vandenį gali vienu smūgiu atkirsti visą miestą, ir ne? Tai reiškia, kad jūs tenai bendruomenė, ta, kuris liepsitės tenai, jūs turite dabar nueiti, sakyti, žiūrėkit, mes čia pasidėsim kampe paletę vandens, mes keisim ją, naudosim. Tai va, čia grįžtam prie to pačio išgyvenimo, neišgyvenam, bet mobilių atsargų. Tai nereiškia, kad pasikviečiat jūs ar mane, mes ten kažką apmokinam, mane tą kuprinę nusiperkat už 500 eurų, praeina 3-4 metai, tada bendruomenė susirenka, mus ten išvadina visokiais žodžiais, perpardavinėtojais ir visokiais eretikais, išmeta tas kuprinės, nes nepanaudojat nė karto, arba jeigu ateina, jūs atsidarot ir ten nesuprantat, ką daryti. Tai reiškia, kad jūs dabar susikomplektuojat, žinot, kur jūsų slėptuvė, žinot, pas ką raktai, ir geriausia, kad raktus turėtų ne vienas žmogus, nes aš turėsiu raktus, bet gal aš nebūsiu tuo momentu prie tos slėptuvės, ar ne? Taip, išvykęs pabėgęs. Mažas kažkur būsiu, o ne gal nukaus, gal aš kažkaip kitaip sureaguosiu. Tai tų raktų turėtų turėti bent keli ir jūs turėtumėte syks nuo sykio tenai nueiti tą slėptuvę, pasižiūrėti, prasišluoti, pasitikrinti generatorių, dasipirkti susidėję laidą kažkokį, tai ne, kažkokios lemputės pasižiūrėti, gal kažkaip kitaip pasidaryti, tada vandenį nusipirkti, gal kokių, pavyzdžiui, ten turit medžiotoją kolektyvę, bendruomenį, kažkokių konservų pasidėti, juos naudot, važiuojat kažkokį bendruomenės susitikimą arba ten su vaikais, arba prie vandens į mišką, naudojat, keičiat. Ir vis, va tas gyvas įdėšys. Šarūno klausiau, Jasiukevičius praeities žvalgus, ką tu darai su savo konservu, savo šunim atiduodu, nes nėra galiojimo laikas. Taip, baiginėjasi. Šunis pašerė. Aš tai siūlau visą laiką paragauti tą konservą. Ar jisai šiaip... Ar jūs toleruojate tą konservą? Nes, pavyzdžiui, sako, man medžiotojai davė ten 15 konservų pasidėjo. Bet aš vis tai klausiu, ar valgiai? Ne, tai kas, kai reikės, tai valgysiu. Jeigu ne, tai tada šunim sušersiu, panaudosiu. Ne, tu turi paragauti. Gal tau tų taukų netoleruoja, gal tu tenai, tau atmetimas kažkoks bus, gal tau ten pilvą raižys, gal tu viduriuosi. Ir apie tuos visus raižymus dar reikia pagalvoti, kad ir tualetą reikės daryti ten gyvenant, kur tai bus gamtiniai, tie vadinami reikalai atliekami. Būtent, kad jūs sueisit į tą priedangą, ten 4-5 valandas bus aktyviausia fazė, bombarduos, jūs niekur nelysit. Tai kažkam tai kažkam nuo streso natūralu, tai natūralus, gamta veikia. Taip, kažkas vems. Tai visokiausių dalykų bus. Tai va čia yra galų gale, jūs išbėgsit iš namų į tą priedangą, jums kažkokių tai, nežinau, vaistų gali prireikti tenai. Tai turi būti ir vaistinėlė tenai su vaistais bendruomenės. Jūs turit susirinkti informaciją bendruomenės, kas kokiom lygoms. Ir jeigu žinau, kad Antanas iš ten 3 aukšto, pavyzdžiui, cukrinį diabetų serga. Tai reiškia, kad mes galim ir turėti ten cukrinio diabeto kažkokį priepulį, ne? Tai viskas turi būti, va čia yra veikiantis mechanizmas. Bet jeigu mes sėdim, žiūrim į televiziją, kažkas mums pasakoja, va 70% nepasiruošę, nepasiruošę. Bet pas mus tai yra priedanga apačioj. Ir tada po 3 metų nubėgam, čia kažkas lyja metalų, nubėgam, kažkas atrakina arba ten nieks netrakina, bandom išlaužėm, nes reikia pasislėpti. Einamo tenai palėčių prinešta kažkas, tai kokių bamperių privilkė ten dar kažkas, ne, ir viskas. Nei vandens, nei elektros, šiukšlių pilna, nei vaistų. Tai drėgna, pelėsis, smirda. Sueisim kažkiek prabūsim, kažkaip tai ten kažką, bet tai yra ne tai. Mane labai liūdina tas mūsų pilietinis visuomenės per menkas buvimas, tikrai per menkas. Mes tarsi bijom būti stiprus, bijom būti pasiruošę, nes galbūt taip veikia psichologija. Jeigu ruošies, tai vos ne, kad prisišauksi nelaimę, žinote, mūsų prietarai prasideda. Tai ramiau sakyti, ne, nieko čia nebus. Jeigu ir nebus, tai galų gale tai yra ganėtinai ir įdomu. Šiaip, taip pat žiūrinti tą, kaip mėgstam turistauti, daugelis mėgsta, ar ne, kažkokius vyrams būdinga ten pomėgį ekstremalių sportų, kažkokių užsiėmimų, tai pasidaryk savo sportą, pasiruošk tai valandai. Ir tai tame galima net ir įdomumų surasti, pasižiūrėti, pasigalvoti, kaip čia viskas veikia, kaip ten tie laužai užsikūrė visgi, ne tik su tabletė, bet ir su beržų tošim ar eglės sausom šakelėm, ar ne. Kaip seneliai kūrė. Nebūtinai seneliai, yra ir dabar taip užkūrė. Taip, ir dabar, bet sakau, kurie žmonės, pavyzdžiui, miestuose jau apie tai net nesupranta. Mane dažnai tas nustebina, kad, tai čia dabar kaip čia tą laužą kursim, kaip čia šašlaiką kepsim. Tai plus dabar labai daug žmonių ten, kaip sakyti, pasipergyvena arba socialinėje erdvėje
nuliūdė, kad neįmanoma vaikų ten nuo planšečių arba telefono. Pas Dalių Mackelą, aš turiu gerai daug tų pažįstamų. Tėvas sūnaus savaitgalis kirvį paėmęs, tėvas su sūnum sako, nustemba, nėra tai buvo. Per kirvį ryšį atranda. Jo, kad be telefonos tai ką bendrauti, reikia kažką kalbės su sūnum, kaip čia taip vyksta. Tai va, tai nuostabus dalykas. Pasiėmė vaikus, kažko išmokai, pajudėjai savaitgalį, Kaip sakote, šiaip pasivaikščiai. Taip. Dabar oras tam, suprastės, vėl pagerės. Puikus laikas praseiti keliais takais. Pasiėmė žemėlapį, vaikam davėjai užduotis, surandam upelį, ieškom upelį. Tas vanduo geriamas, negeriamas, filtrai, nefiltrai, virinsim, kur virinsim, kaip laužą užkursim. Iš karto atsiranda veiksmų. Kiek vadedamųjų ir va čia yra įgūdžiai. Čia nėra, kad perskaitėm kažkokį nurodymą. Taip. Ir gerai, punktas pirmas ten. Turėti vandens. Gerai. Turėti vandens. Visi susirinks į priedangą ir žinos pirmą punktą. Turėti vandens. Arba tam puslapį LT72, kaip jisai iš pernai žiemą, tai buvau įsijungęs, pradėjau žiūrėti tą filmuką kaip šeima, su puikia nuotaika, iškila prie ežero, dar tokią gerą vietą prie ežero randa, aš kadangi važinėjau prie ežero, žinau, kaip lengva rasti gerą vietą prie ežero, o ten piknikas, nes karas prasidėjo, 3 paras piknikas bus. Toks šiek tiek atitolęs nuo realybės man tas filmukas. Aš manau, kad jie bando per visokias prizmės tas šeimas. Ne, žinoma, tegul tik būna, tegul tik tai daro ir tegul žmonės. Jo, bet iš tikrųjų aš tai esu irgi už tai, kad pirmiausia turi žmonės suvokti realybę. Kad karas yra netikėtumo faktorius ir jeigu neduok Dieve toks scenarijus būtų ir tai būtų patikrinta, ar ne, tas kaip visi čia kalba NATO, dar kažkas, bet pirmiausia skruzdėlynas, tai esame mes. Jeigu mūsų namas būtų patikrintas, kad visos tos rožinės svajonės, grožiai, viskas būtų patraukta ir karas yra baisus labai dalykas. Kas matė savo akim, tas pats Šarūnas dažnai važiuoja. Aš nuo 14 Ukrainoje irgi matęs visas tas fazes, tai romantikos ten jokios nėra. Ir nepasiruošęs civilis, aš nešneku apie kariškius, apie struktūrinius žmonės, bet nepasiruošęs civilis tai yra kančia, siaubas, mirtis, nieko ten gero nėra. Tai va tie visi įgūdžiai elementarus, atrodo, jie gali labai, labai, labai padėti. Jie gali pasakyti, kad kitą kartą mes pusiau juokaudami kalbamės dabar, bet, žmonės, manau, tai suvokia. Dar iš nepaminėtų radiją. Bet irgi ką nepagalvotų, turbūt turėti radiją su elementais. Visi koncentruojasi telefonas, planšetė, televizija. Ryšio nėra, elektros nėra, nepakrautos. Netikėtumų faktorius. Taip. Didžiausia tikimybė, turbūt ir 100%, kad tai bus trikdoma, arba ten bus nulaužinėjama ir įmetama informacija. Kaip pavyzdys, jūs prabusit, kažkur kažkas įvykę, jūs įsijungia televiziją, o ten nulaužta, jau kalba kažkoksai dėdė rusiškai, apsirengęs ten kokią nors, nežinau, uniformą arba kostiumą. Tikrai lietuvius yra, kurie kalbės. Arba lietuviai kažkokį žinomesnį, bet kurį jau užverbavę iš anksčiau, arba dar ir sakys, kad mes čia Vilniui pagaliau nuvertėm ten kapitalistų tą valdžią, nacisto Nausėdos fašistų huntą ir viskas bus gerai ir taip toliau. O ten nieko panašaus nėra, ta prasme, kariuomenė gina miestą ir taip toliau ir panašiai. Tai va tos tokios bus panika įkelta ir pilnai gali būti. Tai jūs įsijungėt paprastą, aš kaip mėgstu sakyti, babos laikų radiją, atsimenu, kur kalba Vašingtonas ar dar kažkas, ir gaudot tą ryšį, kuris visą laiką bus ir klausotis krizių centro ir kariuomenės teikiamą informaciją ir pagal tai judat ir žiūrit, kas vyksta. Ir naudojatės 2 organais - akim ir ausim. Ir tų radyčių puikių, nuostabių ir aš pats prieš porą metų ar kiek čia nupirkau pas save kaime, neatsimenu ten irgi dėl kokios priežasties, gražutė net kaip dizaino elementas. Taip, 2 baterikytės arba 2 baterikytės ir yra jau informacijos šaltinis. Taip, pasiliekat, pavyzdžiui, turit kaimą, ar ne? Pasiliekat tenai. Jeigu jūs tokia galimybė yra, atsitraukit į tą kaimą, jūs turite ryšį tenai. Ir viskas, jūs toliau stebit. Kas vyksta. Jo. Ir aišku, pagrindinis dalykas, tai visi mes turim supras, kad tas bendras skruzdėlynas, ką ir dabar čia tos apklausos, ar nesako, 70% iš vis nieko nėra padarę, bet 30% yra padarę. Tai tie 30% šalia to, kad jie turės išgyventi ir daug darbo turės,
jie turi suprasti, kad jie turės prisimti atsakomybę ir už tą kolegą, tą savo šeimos. Nes tikrai ateis ir kaimynas, ir dar kažkas, tai, kuris bus nepasiruošęs. Šiandien jisai jums sako, kad tu čia paranoikas, durnius ir taip toliau. O paskui gal galiu kažką valgomo. O jisai paskui sėdės šalia jūsų ir sakys, aš bent jau riekelę, ar ne, kaip pavyzdys. Arba ten atbėgs perpjauta ranka ir jūs turėsit tuo, ką jūs pasiruošėt, jam užbintuoti ir pagelbėti. Tai tas atsakomybės prie šitų visų instinktų jūs turite irgi užsifiksuoti. Už save ir už tą vaikiną. Bet pirmiausia už save. Pirmiausia save subintuojat, sutvarkot, stabilizuojat ir tada tik tai teikėt kitam. Nes jeigu jūs neišgyvensit tas šalia. Ar kažką svarbaus praleidome, kas dar liko nepaminėta? Tai turbūt daug yra svarbių dalykų, bet visko neiškalbėsim. Aš suprantu, bet aš tik siūlyčiau turbūt mums visiems kaip valstybė, kaip visuomeniai tapti Suomijos ir Izraelio geriausių to tokiu vaiku. Ir tada... Aš nebetikiu tom kalbom, žinau, kad mes galim kalbėti Facebook'ose. Reikia. Ką mes turim... Aš nežinau, žinau, kad... Aš tikiu, kad galima dasibels kažkiek tai. Į kažką, gal vienetus. Vat, ką svarbaus tikrai praleidau, tai yra veiksmas, tapimas Šaulių sąjungos narių, užsiregistravimas komendatūroje, krašto apsaugos savanorių pajėgos. Veiksmas labai gerai ramina, gydo ir šiuo atveju Šauliai yra ta sąjunga, kuri yra mano supratimu pati geriausia priemonė įveiklinti save. Ir čia jau jūs plačiau pasakysite, tai nėra reklama Šaulių sąjungai, neplanuota ir taip toliau. Tai aš sakau tai, ką aš iš tikrųjų galvoju ir žinodamas Šaulius. Ir būtent tai, kad tai nėra tik tai su ginklu, ar ne, kad jūsų sąjunga gali rasti save žmogus, pritaikyti savo gebėjimus, ką jūs ir kalbėjot, skirtingų sričių žmonės. Absoliučiai. Lietuva turi Šaulių sąjungą, unikalią organizaciją ir čia visą laiką tą akcentuoju prie tų mobilių atsargų. Talojantė vis, kaip tik mačiau video, kur sakė, kad žydų šaudė Šaulių sąjunga, tas senoji ir dabar šitą. Tai čia šitas, tai čia reikia suprasti, kad vat, kaip veikia psajopsas, ar ne? Tai priešas visą laiką ruošia, Bet čia taip pasakyti, čia priešo agentas ar žmogus iš įgimto kvailumo tai gali? Ne, tai yra rusų psajopsas arba zagatovkė. Kodėl tie žmonės loja pas mus viešoje erdvėje? Todėl, kad arba jie yra, kaip čia kažkas sakė... Aš neklausiu, kodėl tie žmonės taip elgiasi. Naudingi durniai, nesako. Naudingi idiotai. Bet kodėl jie vis dar turi išėjimą į viešą erdvę? Šito nesuprantu. Todėl, kad priešas labai moka naudotis demokratiją. Mes vis dar žaidžiam demokratiją. Demokratija mūsų jėga ir mūsų silpnybė to pačiu. Tai priešas tą puikiai supranta, kad mes tuo kartu ir stiprus, tuo kartu ir silpni ir eina per silpną vietą. Tai tą leidžia daryti, nuodyti kitiem žmonėm protus, kurie sunkiau atsirenka informaciją arba sunkiau tą supranta. Bet Šaulių sąjunga yra ta puikioji, geroji praktika, kur aš nežinau, kodėl visi galvoja, kad su šauliai tik su ginklais kažką daro. Trūksta matyti. Šiaip netrūksta tos informacijos, bet kažkas kažko nedaskaitė. Turbūt reikia ateiti, pačiupinėti ir tada viskas labai aišku būna. Tai šauliai virš 100 turbūt kursų, mokymų veda visoje Lietuvoje yra. Aš ką ir sakau, kad jūs galit 10 paskaitų turėti, tų knygų 100 perskaityti, neturėsit įgūdžių. Šaulių sąjunga pagal jūsų laiko galimybės jums gali padėti tos įgūdžius suformuoti. Tai jūs įstojate Šaulių sąjungą, ten susimoka, dabar neatsimenu, ar 20 eurų metinį mokestį, kas... Metinį, 20, plius minus. 2 eurai, net 2 eurų nesiekia į mėnesį. Ir pagal savo laiko galimybės ateinat į mokymus, dalyvaujat kažkokiuose renginiuose, ta pati medicina, pirmoji pagalba, kiti ten įgūdžiai. Dronai dabar labai, kaip sakyti, efektyviai naudoja mokyklas, netgi steiginėja klases per visą Lietuvą. Maisto logistika, maisto ten skyriai, įvairiausių dalykų yra. Tie patys renginiai, savanoriavimas, kur tu visur gali pabandyti, jau kaip viskas vyktų didelių masių akivaizdu. Ir šitoj vietoje, manau, yra labai svarbus, jeigu nesvarbiausias momentas, tu esi Hebroje. Mes esame bendruomeniniai gyvūnai ir ten Rembo, tai gal yra Lietuvoje 1, 2, 3, kurie pavieniui norėtų ir galėtų veikti, ar ne, broliai, aitvarai ir taip toliau. Bet šiaip žmogus tai yra tas, kuris turi būti bendruomenė tarp savų
ir tada jis yra žymiai stipresnis, tvirtesnis ir tuo pačiu naudingesnis tiek savo, tiek kitiems. Tai va šauliai, mano nuomonė, šitoje situacijoje yra labai tinkami, nes kariūnai, kurie jau ten karo akademiją tarnauja. Jie turi savo funkcijas. Jie turi savo funkcijas, jie žino, ką daro ir auga ir bus ir daugiau tokių, bet va tie va tokie civiliokai kaip aš, nes amžius irgi aš kalbėjau su pažįstamais. Taip, jau ten amžius rimtas, bet yra kitų veiklų, kur tu gali save įprasminti, nebūtinai. Tai yra garbaus amžiaus labai pas mus. Yra ir garbaus amžiaus, taip, nebūtinai ten. Bet ko puikiausiai jie, pavyzdžiui, renginiuose verda nerealias sriubas, leiskim ten. Jaunas neturi kantrybės sukt katilą, ne? O to garbaus amžiaus žmonės ir turi patirtį ir ten kažką gaminę, receptus kažkokius atsineša. Taip. Ir tai ne tik per šventę tą katilą reikės sukti ir atėjus valandai, nes nepavalgęs irgi... Ten sėdės 80 žmonių ir kažkas turės maitinti. Kažkas atsineš savo paketėlį, suvalgysit per pirmas 2 valandas. Ja. O tie viskas. Makaronai su konservais Paflotski, tą kalbą nevartotina, sakant, jie labai šiaip valgomas maistas yra ir šiltas, ir lengvai paruošiamas. Vandeniai, baltymai, tai čia pagrindinis dalykas. Taip, tai šauliai tikrai puikia organizacija, kurią tikrai rekomenduoju tiems, kurie masto, kuriems yra neramu, nesakau bijo, bet neramu tai yra normali būsena. Kiek sakėt, tu turi būti... 20% paranojus reikia įsiugdyti. 20% paranojus, bet turbūt ir neviršito, nes tada jau irgi smegenis... Ir svarbiausia, nereikia bijot visų tų žinučių, kurias bando priešas netgi per įvairias rytis. Pas mus galvoja, kad reikia klausyti, ką Rusija sako, tai va čia nebus tas tikras indikatorius. Ne, niekada taip neveikia. Gali būti per Europos pusę ateitas tas rautas. Kažkas kitas gali šnekėti, kažkokios kitos organizacijos, nežinau, iš toj pačiai Lenkijoje gali rasti kažkokią organizaciją, kuri visiškai prorusiška skleis kažkokį naratyvą, ar ne? Tai tikrai nereikia bijoti, reikia žiūrėti ne į Lietuvą, bet reikia į mūsų regioną žiūrėti. Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija, Danija ta pati. Tai va šitą brandulį reikia žiūrėti, nes čia tikrai nebus taip, kad visi įsigandė čia Lietuvą užpuls ir čia viskas. Visi kiti sėdės, žiūrės ar ne popkorną suvalgys, o fainas filmas buvo, uždarom klausimą. Taip nebus. Ir tie 400 000 ar net 500 000 nėra čia kažkokie baisūs skaičiai. Paimkit visas valstybės, pažiūrėkit rezervus, pažiūrėkit, kiek kariuomenė ką daro, kur vyksta pratybų, kaip kas ruošiasi. Ten jūs galit... Labai paprastas dalykas. Vyksta Lietuvos kariuomenės pratybų su sąjungininkas, ne? Nuvažiuojat kažkur šone, pamat, sustokit, nupirkit ledų, vandens. Va čia visas bendravimas jūsų bus. Palaikykit. Tengi tokie patys mūsų draugai, gal kažkino artimų sūnus, duktė tarnauja, ne? Tengi nėra kažkokie tai sukurti robotai, kurie pajungus atlieka funkciją. Tengi mūsų žmonės. Tai sustokit, nupirkit ledų, vandens, sausainų neneškit. Kažką pakalbėkit, padrasinkit. Malonu bus manimi. Ir viskas. Tai bus tas ryšys, kuris lipina viską. Ir viskas. Aš apskritai galvoju, kad mes turim tokią nuostabią, bet didingą, bet kokią atveju istoriją. Tai negimė tais laikais karžygiais su kardais, negimė ar ne tie užkariautojai ten ir jojikai iki juodųjų jūrų. Viskas buvo ugdoma, išmokstama, padaroma, o svarbiausia, jeigu širdyje yra kažkiek tos drąsos, tos tvirtybės ir svarbiausia meilės Lietuvai, gyvenimą visi mes mylim savo šalį, tai ir padarykim dėl jos, ką galim geriausiai, pirmiausia apsaugodami save, o po to galvodami, kaip apsaugosime kitus. Būtent, tai reikia suprasti, ar mes mylim tai, ką sukūrėm ir mums čia gera. Mes fantastišką Lietuvą sukūrėm. Mes esame nerealūs. Mes nerealūs esame. Nerealūs. Ačiū labai. Ačiū. Dėkui žiūrėsim, čia buvo Kauno dienos studija ir pasimatysime kitą kartą.